Tai sveiki visi. Ir šiandien pristatysiu kibernetinių grėsmių žvalgybos įrankį. Kas tai yra? Tai labai paprastai, tikėkime, garsas bus. Galbūt esat matę šitą filmą. A proven DNS solution you can effortlessly implement to increase revenue. Easy to deploy for you and even easier for your customers. Taip, ten ne tas muzikos takelis, bet esmė yra kaip Jason Bourne filme Jesus Christ is Jason Bourne. Ir čia tiesiog esmė yra pamatyti ir sekti grėsmės, hakerių grupuotės. Ir kai kurios hakerių grupuotės pamatysite, kad yra remiamos valstybių. Ir daugelis valstybių turi savo, kaip sakant, hakerių grupuotės, kaip ir būna per filmus. Ir viskas skaitmenizuojasi ir viskas keliauja į internetą ir visos sistemos ir mediciniai duomenys, viskas cloud'e internete. Ir kur gauti tą informaciją? Jeigu paprastai kalbant apie bet kokius sprendimus, tai galima rasti viešai formos užpildę, galima ataskaitą PDF formatu, šaltiniai, mitrė, forumai ir panašiai. Taip pat yra ir mokami, ir nemokami šaltiniai. Pavyzdys, nemokami, tai esu matęs įvairių pranešimų, patys inžinieriai pasidaro visokių gaudyklių, jeigu paprastai, arba taip pat naršo internete, susikuria savo, suprogramuoja botus, kurie seka hakerius ir panašiai, arba iš formų traukia per API-us, arba kitaip nelegaliai. Ir tada yra mokami sprendimai, ir šiandien pristatysiu mūsų sprendimą mokamas, kur viską pasirūpina gamintojas, jums tik reikia stebėti informaciją, integruoti su savo įrankiais ir galbūt automatizuoti viską. Tai vadinasi Set Threat Intelligence ir mes turime ofisų visam pasaulyje ir 12 tyrimų centrų, 13 ir kai kur. Ir kiekvienai, kodėl ir jie išdėlioti per visą pasaulį, kad būtų visos laiko zonos padengtos. Ir, kaip ir sakiau, turim didžiulę tyrimų komandą ir jie tyria įvairius įsilaužimus ir taip pat ir seka hakerių grupuotės visame pasaulyje. Ir taip atrodo juodas fonas, gal baltas geriau matosi, taip atrodo mūsų nauja platforma, kodėl nauja, perdarė naują dizainą, tą platformą jau seniai turėjom, tą sprendimą irgi, tačiau Threat Intelligence sprendimai dažniausiai kas dažniausiai jos įsigyja, gal irgi kas klientas, tai dažniausiai gali būti valstybės nori nuspėti atakas, matyti, kas vyksta pasaulyje, to, ko žiniasklaidai neatsiranda niekada. Per šias platformas sužinote labai daug informacijos, galima sužinoti įvairias taktikas, technikas, metodus, ko paprastai nesužinosim, nebent dalinasi kažkas, koks nors sokas. Ir taip pat galima, taip pat ir CERT centrai arba dideli enterprise'ai. Didelės organizacijos, kur turi savo saugumo komandas. Ir meniu, kaip atrodo, tai ką galim gauti čia. Visas ataskaitas apie hakerių grupuotės, APT, tada yra apie įvairius virusus, bet virusus, sakysim taip, šiek tiek bus parodyta virusai, kurie naudojami užpulti labai didelės kompanijas, svarbus virusai, ne šiaip koks trojanas ir panašiai. Galime irgi atsekti tos smulkmenas, bet čia įdomus dalykų. Daug įdomių dalykų galime rasti. Sertifikatus, pavyzdys naudojami, buvo nutekėjimas Microsoft sertifikato. Sukuria virusą, pasirašo skaitmeninius sertifikato savo virusą, SOCO komanda žiūri, pasileido neaiški programa, nuskaitė failus kažkurios, bet čia Microsoft'o pasirašyta. Viskas ok. Tai galime ir revokintus atsekti viską, ir phishing, ir Yara rules, techniškai kalbomis, taxi ir panašiai. Mūsų sprendimas, ko įsiskiria, tai yra labai daug duomenų turim. Bendradarbiavom ir su Interpolu mūsų sprendimas, gamintojas, tiksliau gal bendradarbiavo su Interpolu ir tikrai įvairių tyrimų ir suėmimų turėjom. Pats gamintojas kiekvienais metais kviečia į pagrindinį būstinę, rodo mums inžinieriams, kaip kartu su Interpolu, ten buvo nuotraukas, taip, guli ant žemės tie kokie rusų hakeriai, Baltarusijos, dar kokie, ir įdomus pristatymai būna. Ir taip pat greitis, beveik realių laikų iš tikrųjų gauna duomenis, kas vyksta. Pavyzdys, ten vyksta ataka kažkur, jau įkelia platformą, iš šitos platformos galite ištraukti, parodysiu kokiais būdais irgi. Ir tikslumas. Žinoma, kaip ir sakiau, dirba tyrimų komanda ir su įvairiom organizacijom saugumo, sakiau, policija ir panašiai. Ir
Tikslas – prevencija. Susintegruot galit su SORO, SIMu ir matysit visus, atsekti lengviau viską. Ir galbūt pamatysit, kas vyksta gaminės kompanijose, kažką atakuoja. Galbūt kažkokio oro uosto atakavo su kažkokiu specifiniu virusu. Jau galite iš karto pas save taikyti apsaugas arba kažkokius sprendimus, konfiguracijas atlikti greičiau nei kas vyksta. Incidentų tyrimas galime, tai tikrai padeda, galima atsekti, kas mūsų užpuolė, per kur, galbūt kokie šalyje slapstosi ir daugiau informacijos viską atsekti. Dar kiti privalumai jums kaip specialistams arba pačiai organizacijai yra suteikia daug žinių, kaip kas veikia ir vyksta ir gali sumažinti riziką. Ir va, čia tokia nenaujausia informacija, kaip sakė, nes naujausia yra mokama, nes iš sprendimus visi mokami. Tai ir kiekviena šalis, kaip ir sakiau, čia ne visas ataskaita, bet va, Kinija turi savo remiamas grupuotis hakerių, Indija, Iranas, Šiaurės Koreja, Rusija ir kitos valstybės turi savo hakerių grupuotis. Ką tai reiškia ir kaip jas remia? Remia pinigais arba technologijomis, informaciją duoda jiems, arba neišduoda suimti jų. Neleis FTB suimti, slepia juos ir bando juos apsaugoti. Tai va taip veikia ir seka įvairias grupuotės mūsų gamintojas ir toks jau pasaulis. Viskas skaitmenizuojasi. Ir kas dar? Kaip sakiau, galim integruoti šį sprendimą su savo SIMais, SORais ir dar, jeigu dar kažkokią naudoja Threat Intelligence platformą, galite irgi pasiimti duomenis, parodys kokiais būdais. Kas dar? Galim užsiprenumeruoti taxi feeds, apie botnetus informaciją naujausią, apie vairius IP adresus, blacklistintus, kaip sakant. Tada dar įdomiau, kaip sakant, coming soon, nes yra, sakiau, perdara gamintojas dizainą, į dizainą dar nespėjus integruoti visko elementų, bet va. Apie šnipinėjimo virusus, kripto skemus, naujausias gausit feedą, kur žiniasklaida nepasirodo smishingus, vishingus, ransomware'us ir dar šiaip skemus. SMS pavyzdys. Tai daug tikrai informacijos, daug žinių ir čia yra, kaip sakiau, kaip per tą filmą, stebi per kameras ir seka viską. Taip ir yra, egzistuoja tokie dalykai ir viską galima atsekti. O kaip atrodo MISPas, tai kaip ir visi MISPai taip atrodo, bet va, gamintojas atrado būdą, kaip hakerių grupuotė yra produktas, turėjo zero day spragą kritinę, remote code execution, ir hakeriai sugebėjo vis tiek apeiti patchą ir vis tiek išnaudoja spragą. Ir visas tyrimas, visas techninis tyrimas. Kaip atrodo, duoda PDF-ą, galim PDF formatu gauti, galim kitaip. Tiek techniškai paaiškinimai yra tose ataskaitose, kaip viskas veikia, tiek ir paprasčiau, bet irgi techniškai visi adresai, kur kas komunikavo, kur ką darė, galim įsidėti savo platformą, iš karto blokuoti šitos adresus. Šitas sprendimas yra, kaip sakyti, nepriklausomas. Jį galim suintegruoti su bet kurio kitų gamintojų. Ir pavyzdys, kitas gamintojas galbūt nežinojo apie kažkokį botnetą arba kažkokią ataką, neturėjo IP adresų ir šitas paduos duomenis ir nas blokuoja. Kitas XDR-as, EDR-as. Ir taip pat ir vizualiai gražiai pateikė visą principą, kokį zero day išnaudoja dar Windows serveris, hakeriai pateko ten keliavo. Ir laiško pavyzdžius parodo, kaip NKS irgi dalinasi laiškų pavyzdžiais, aš irgi kartais dalinuosi, jeigu kokia ataka vyksta prieš kokią organizaciją, gali pamatyti pavyzdžius, logotipus, kaip kas ką impersonuoja, kaip ką naudojasi. Ir čia galbūt šitas užtoja šiek tiek stendas, bet pavyzdys, kaip buvo taikomasi iš pradžių į Ukrainą vienam atakom, ir tada prieš rinkimus į Lenkiją taikėsi. Ir to nesužinosit, politiniai dalykai. Taikėsi politinę partiją Lenkijos ir tada Lietuvos rinkimų taip pat. Tokių dalykų kartu nesužinosi. Ir tokios informacijos galima atsekti, aišku, čia asmeniniai dalykai, nes, kaip sakant, ten viskas konfidencialu, bet kas naudojasi, gali naudotis ir visus galima atsekti, kada įvyko ataka, nuo kada grupuotė veikia, nuo First Scene, nuo 23 metų pradžios ta grupuotė, kur atakuoja politinės organizacijos, tai taip veikia ir viską galima taip ir matyti. Na ir dar turim tokį, kaip sakant, irgi, kaip visada AI visi, tai turim tokį chatbotą toj sistemai, užduodi kaip šitą grupuotę, kokie grupuotė šitos yra technikos.
Ir užklausė, to paduoda irgi atsakymą. Ir kokį pažeidimą naudoja, kokias technikas, taip toliau. Zero Day VPS ofisas irgi buvo organizacija hakerio Korėjos. Įdomu, ne? Korėjos hakeriai atrado Zero Day, išnaudojant šito ofiso, kad kitas Azijos šalis atakuotų. Sakiau, valstybė prieš valstybę kovoja. Ir tokią informaciją galim viską čia ir rasti. Ir netgi gražiai pateikta vizualiai, ką išnaudojo komandinės eilutės, technikos, metodai ir daug išsamiau. Čia tik paviršius, kaip sakant, Lietkalnio. Na ir Open Lake, kaip ir sakiau, realiu laiku matot visą informaciją, gaunat informaciją gal JSON, stiksų įvairiais formatais ir taksi ir viskuo. Kadangi laikas ribotas, tai out of the box galite integruotis iš karto su abiem Curadaro, Azure Sentinel ir kitais. Jau iš karto integracijai nieko konfigūruoti nereikia, paspaudžiat, jau iš karto eina duomenys ten. Ir su kitais gamintojais galima, kaip ir sakiau, JSON stiksų, kaip visi simai sorai veikia. Ir čia labai trumpai, kaip atrodo ataskaitos, jeigu perkat, praskipinsim, bet esmė galim nusipirkti planą. Čia yra keli planai, kiek gausit. Vienas planas 2 kartus per mėnesį gaunat ataskaitą, ten apie visus virusus, IP adresus, botnetus ir panašiai, arba dar kitoks 1 kartą per mėnesį, techninė tik tais ataskaita ir panašiai. Tai labai greitai klausimai. Dėkui.